Trenerių visa savaitė, 2 rungtynės, dar šiek tiek galbūt ir prisiminant kaip įžanga turbūt Joniškio rungtynės su Delikatesu Marijampolėje, kaip susiklostė tos ir antrosios rungtynės jau Vilniuje. Abi rungtynės buvo sunkios, nepaisant rezultato ir su Joniškiu ir dabar. Iš tikrųjų dar kažkiek jaučiasi tas susižaidimas ir dar tą 40 minučių neišlaikom fiziškai iš tikrųjų. Tai su Joniškiu pavyko šitą sukontroliuoti, pasidarėme skirtumą ir jį išlaikėme iki galo. Pavyko netgi jaunus kažkiek pasibandyti jau rimtose kovose. O šiandien rungtynėse, kuo tikėjomės, tą gavom, kad bus rimta kova. Jie buvo pralaimėję ten apie 20 taškų prieš Omegą. Sakiau, kad namuose jie daug geriau žais, daug aktyviau. Vis dėlto jaunimas ir su jaunimu mums yra šiai dienai dar sunku išlakstyti tas 40 minučių. Ką mes ir su Klaipėda turėjom labai prastą galą. Tai čia irgi šiandien, nežinau, disciplina antrojo kėlinio gale, kai tenais galėjome išlaikyti tą 17 taškų skirtumą, paleidome, patys galėjome iki galo laikyti kamuolį, tuo jie sugrįžo ir dar prieš pat pertrauką gerą emociją pagavo, išėjo trečiam kėlinys visai su kita emocija, sugrįžo rungtynės, plus gavome iš didelio žmogaus Kasparo jų tritaškių į sistemą, tai paskui pakeitėm sistemą, susireguliavom. Ir sugrįžome į rungtynės ir pavyko perlaužti gale. Nežinau, turit paaiškinimą, kodėl ten leido taip sugrįžti, atrodė, plus 17 antram kėlinyje. Visų pirma, disciplina. Kodėl discipliną pametame, ar tai yra susižaidimas, ar fiziškai pavargstame ir pametam galvas, tai manau, kad abu galbūt netgi šiai dienai tie dalykai, nes kiekvienos rungtynėse tas kažkiek matosi. Tai reikia darbo, įdirbio ir manau, kad vėliau bus daug geriau. Beveik kas savaitę liečiam tą temą, ten išvykos 3-3, susižaidimo trūkumas, ar matosi progresas, ar gerėja? Progresas matosi, tikrai yra daug gerų dalykų, bet kaip sakiau, dar fiziškai netempiam to lygio ir susižaidimo dar netempiam, bet jau yra daug gerų dalykų. Tai galbūt jau reikėtų pamiršti tas temas 3-3 ir visą kitą, tiesiog einame toliau ir dirbam. Čia beveik visas rungtynės prie tų rezultatyviausių ir vieni būna pagrindinių žaidėjų Marius Valukonis ir Julius Jucikas buvo su Delikatesu ir Klaipėdoje prisidėjo. Gal čia tokia stiprybė pirminė, aukšti žmonės tampa Sūduvos? Nemanau, kad tai yra stiprybė, manau, kad visi žaidėjai yra stiprus, tiesiog yra kai kurios užduotis, kurie jie turi padaryti. Būna vieną dieną keli gynėjai geriau sužaidžia, kitą dieną kiti geriau, kiekvienas, sakau, turi savo užduotis ir dideli turi savo užduotis, bet didelius tikrai galiu pagirti, nes pradžioj buvo kažkiek netokie agresyvūs, bet pavyko su jais susikalbėti, išsireikalauti, kad būtų agresyvesni. Lyg ir zonos, lyg ir mačiau, kaip dar vyksta eksperimentavimas, paieškos dalykų, derinimas. Jo, sistemą esam susivedę, tai kažkiek įtaliuojam tą sistemą, šiandien 3 gynybas išbandėm, tai vienos pavyko, kitas ne. Na ir į priekį vėl 2 rungtynės, atvažiuoja Omega namie su senu pažįstamu Dominiku Domurku ir kitais, ir po to išvyka į Palangą. Kokių gal rungtynių ten tikėtis, ar jau bus gal dar didesni iššūkiai nei buvo? Ko gero, tai bus vieni rimčiausių iššūkių, nes stiprios komandos, stiprios sudėtis ir mes tam pasiruošim, turim kelias dienas pasiruošimui, susitvarkysim, sudėliosim planą ir bandysim jį įvykdyti.